Tai sveiki visi, norėjau jums kai ką parodyti, ką iš Instagramo nusižiūrėjau ir dabar išbandysiu. Vakar jau iš tikrųjų kažką panašaus išbandžiau, bet šiandien dariau su avokado. Tai yra tešla, kuri yra padaryta tik iš avokado, miltų, druskos ir šiek tiek labai nedaug vandens. Ir viską suplakiau. Čia aišku dabar negražiai atrodo, bet su tokiam plakiklyje. Ir dabar ką aš darysiu, aš tiesiog paimsiu šią tešlą ir su žirklėm kirpsiu tiesiai į verdantį vandenį. Tai aš Tai va, šiaip ne taip pabaigiau, iš tikrųjų gan sunkoka buvo, nes viską reikėjo kirpti tiesiai verdantį vandenį, gal ir kai juos įkirpi į vandenį tiesiai verdantį, tai jie vat, net nesulimpa vienas su kitu. Ir va, pažiūrėkit, koks dalykas gavosi. Ir dabar darysiu sūrio padažą ir kai jie išvirs, aš nežinau, kokias gal kelias minutės dar aš pavirsiu, tada dėsiu į sūrio padažą ir gausiu ir iš tikrųjų tai įdomiai gavosi. Tai o sūrio padažą iš tikrųjų naudoju visiškai paprastus ingredientus. Tai yra tiesiog sviestas, grietinė, tiek paprikos miltelių, česnako miltelių. Vat viską tai va ištirpdau grietinę ir sviestą. Bet čia šiek tiek daug grietinės reikia dėti. Ir dedu iš karto sūrį, kurį esu pasirodžius, dedu visą laiką tik tai čedą sūrį. Neturime starkoto ir tarkoto nėra pirkti etekoj pas mus parduotuviai. Tai aš tiesiog naudoju čedą supjaustytą sūrį ir jisai labiausiai tinka tokiems padažams. Tai pažiūrėkit, kaip atrodo. Aišku, labai daug padažo. Ir atrodo, tai nelabai gal skaniai, bet žiūrėsim, koks skonis bus. Iš tikrųjų padažas, tai žinokit, aš tikrai siūlau visiems, net nereikia jokios grietinėlės. Užtenka sviestą su grietinė išmaišyti, ištirpdyti keptuvėje, įdėti paprikos miltelių ir česnako miltelių. Siūlau naudoti čederio, dėl to, kad čederio sūris labai gerai ištirpsta ir nepalieka tokių tasių, tokių vientisų. Aš nežinau, gal kitiems patinka tokie. Tasus tas toks sūris man labai patinka, kai yra vientisas padažas ir čederio sūris būtent padaro labai vientisą padažą. Sakau, atrodo nelabai čia skaniai, kažkaip tai instagramiškai ir taip toliau, bet man atrodo, kad turėtų čia būti skanu. Tai ragaujam. Sveiki visi, pasidariau kavytės, esu apsirengus, pasiruošus, susimaudžius. Šiandien turėsiu dirbti po pietų, tai yra nuo 1 iki 21 valandos. Iš tikrųjų gali būti, kad šiandien iki 22 valandos dirbsiu, nes aš dirbsiu šiandien su tokia daktarė, kuri labai daug laiko skiria pacientams ir dažnai gaunasi jau, kad aš pas ją užsibūnu. Tikrai jau ilgokai su jie nedirbau, iš tikrųjų tikėjausi, kad man nereikės su dirbti, nes tarp jos ir manęs buvo šiek tiek tokių nesutarimų, bet paskutinį kartą, kai pas ją dirbau, buvo iš tikrųjų viskas gan gerai, bet aš vis tiek nelabai norėjau vakarais dirbti kitaip vėlai, nes aš visą laiką savo dieną taip susiplanuoju, kad man tiesiog yra daug patogiau dirbti visą laiką tik tai rytais iki kokių 16-17 valandos. Yra kaip yra. Šiandien galėjau įsimiegot, šiandien buvom nuėję su Bela beje jau nuvažiavę į mišką ir aš jau pavalgiau, mano draugas išvažiavo savo sesės aplankyti ir irgi šiandien grįž gan vėlai namo, mano sūnus, jis iš tikrųjų labai kosėja. Jau kelias dienas labai smarkiai kosėja, bet neturi visiškai jokių kitų simptomų, išskyrus kosulį. Tai nei jisai temperatūros turi, nei jisai sloguoja, jam yra tik tai kažkoks keistas kosulys. Tai vakar buvo iš tikrųjų mano draugas nuvažiavęs su Matu pas daktarą, ir nes jisai nėjo mokyklą, bet daktarė pasakė, kad nieko negali padaryti, net neišrašė, žinokit, biletėnio tai vieną dieną, man kaip yra iš tikrųjų keista, nes jisai tikrai žiauriai kosėjo, ta prasme. Tai bet jisai nebuvo vakar mokykloje, šiandien ėjusi mokyklą, nes daktarė pasakė, kad jisai gali eiti mokyklą ir kad reikia tiesiog stengtis tą kosulį kažkaip tai gal ne tai, kad sumažinti, bet susilpninti tos simptomų, geriant daug arbatos, skysčių ir išrašė ten tokio kaip ir sirupo, kaip vaistų tokių, kur Matui labai nepatinka ir jam iš šito net nepadėjo vakaras. Norėjau iš tikrųjų parodyti savo vieną tokį komplektuką, aš nežinau, ar aš jums rodžiau. Čia užsisakiau iš Zaros. Tai yra toks kaip treninginės medžiagos. Štai, aišku, viskas juoda nelabai matosi, bet va, kelnės yra labai tokios plačios ir labai iš tikrųjų patogios. Jis yra žiauriai aukšto liemenio, beje, čia yra pats mažiausias dydis, ką aš radau. Ir man per liemenį jos yra per plačios ir aš turiu labai smarkiai susirišti jas, tas kelnes, kad man iš viso laikytųsi ant liemens.
Tai ten su kažkokia tai crop top, maikutė nelabai panašiosiu tų kelnių, kas turi tokią figūrą kaip aš, nelabai, nes parodysiu toj, pasidėsiu kavą. Tai lemuo atrodo štai taip. Ir žinokit, man labai reikia smarkiai susirišti ir man atrodo, kad nešiojant, pavyzdžiui, su kokia nors crop top maikutė, tai nelabai gražiai atrodo, dėl to, kad nežinau kodėl, man kažkaip, o gal, ne, man ta guma atrodo tokia, nežinau, man nelabai, man labai patinka, va, kad šita maikė tokia yra oversized ir medžiaga yra gan stora, bet jinai nėra šilta, kur būna, kad iš vidaus toks pokelis, čia yra paprasta visiškai medžiaga ir tos ilgos rankovės ir labai patinka man tas stilius. Tik tai tiek, kad kišenių neturi kelnes, man norisi visi kišenės dėti. Ir ką pasakysiu, aš jums apie šitą kostiumėlį. Šiaip jis man žiauriai fainai, žiauriai čiliai. Bet kas atsitiko, kai aš jį tik užsidėjau? Aišku, reiktų tos drabužius, kur nusiperki, įsiskalbti. Bet aš galvojau, nu gerai, dėjau iš karto kitą dieną nusipirkus ir žinokit, grįžau namo. Tai mano draugas net mane iš tikrųjų nufotografavo, kaip aš atrodžiau. Tai nuo šitos maikės ir nuo šitų kelių jos man nudažė visą kūną, kiek va buvau, ta prasme, čia va nebuvo nudažyta rankos, kur dabar matosi, bet va visas kūnas buvo nudažytas pilkai, taip, toks pilkas kūnas buvo. Jis net nežinau, kiek aš laiko šveičiau savo odą, kol aš atsišveičiau. Tai va, dabar įsiskalbiau aš jį ir jau nebeturėtų taip dažyti, bet kas pirksit iš šį kostiumėlį, galėsit numesti linką, tai įsiskalbkit būtinai prieš užsidedant. Tai žodžiu, dabar 10 minučių su jumis čia plėpėjau. Tai ką aš norėjau dar pasakyti, aš tikrųjų nesitikėjau iš Zaros tokios kokybės, nes man yra labai keista. O dabar viskas, nustoju su jumis plėpėti. Po 12 gal 40 arba po 12:30 jau išeisiu iš namų, nes kol susirasiu prisiparkuoti aikštelį ir taip toliau. Tai, nu žodžiu, o 1 valandą turiu būti darbe. Tai vat, gerai. Susitiksime kitą dieną. Sveikučiai visi, dabar norėjau iš tikrųjų greit pasidalinti su jumis neopreno kostiumų, kuriuos sakiau, aš dabar tik pradariau, dar nebuvau net ištraukus. Ir batus, tuos specialius į vandenį, kur reikia lipti, tai gal iš karto pradėsiu rodyti. Iš tikrųjų, šitos batus jau buvau net užsidėjus, bet supakavau atgal. Šiaip, kad jūs galėtumėt pamatyti, man jie tinka ir jie atrodo štai taip. Tokie iš tikrųjų gan paprasti, labai tokios planos, bet tvirtos labai medžiagos ir štai yra tokie padai, čia nekreipkitėmės jau belos plaukų pilna, nes aš, kaip jau sakiau, buvau jas užsidėjus ir pavaikščiau šiek tiek ant grindų, mūsų grindis yra dabar visiškai nuklotos belos plaukų kilimų. Nu, vienu žodžiu, tai va tokie batai iš tikrųjų man jie tinka, dabar iš tikrųjų su jumis ištrauksiu ir pažiūrėsim, kaip jisai atrodo. Kas čia? Ai, čia tikriausiai, jeigu norėsiu siųsti atgal etiketę. Ir, pažiūrėkit, jisai net yra va tai va visas supakuotas, geras. Tai yra pakabintas ant pakabos ir dar supakuotas į tokį maišą. Štai kaip atrodo pats neopreno kostiumas. Jis yra visą kūną uždengiantis. Ir aš tikiuosi, kad man jis bus geras, nes atrodo labai kažkaip čia platu. Iš tikrųjų, Nu, bet žiūrėsim, žodžiu, dabar užsidėsiu, pasimatuosiu ir parodysiu jums, kaip atrodo. Tai, žodžiu, atrodo štai taip. Ir iš tikrųjų žiauriai keistas jausmas man būti tame kostiume, nes jaučiuosi visa kaip aptempta antros odos. Iš tikrųjų labai aptemptas, bet man labai patinka, nes padaro mano tokį figūrą labai gražią. Kaip atrodau. Tik tai, kas man nelabai patinka, kad pačia nugaroj yra tokio laisvumo pojūtis. Jisai nugara nėra aptempta, yra tokia šiek tiek įsipūtus va čia šitoj vietoj. Šiaip tai, o jeigu nugara būtų dar aptempta, tai iš vis labai gražiai atrodytų. Bet labai sunku sudėti šitą kostiumą, galiu pasakyti. Ir dabar nežinau, kaip man reikės nusimti. Noriu jau nusimti, nes labai šilta. Viskas. Ir beje, dabar rengiuosi, ruošiuosi ir varysiu šiandien į sporto salę. Pirmą kartą po 2 savaičių.
Štai ir vėl susitinkame mano video vlogė. Šiandien yra šeštadienis ir aš iš tikrųjų sugalvojau jums parodyti, ką aš vėlgi nusipirkau, keletą dalykėlių. Šiandien iš tikrųjų buvau susitikusi su draugė, važiavome į miestą ir šiek tiek apsišopinau. Tokių labai paprastų dalykų, bet vis tiek norėjau jums tai parodyti ir dar gavau vieną siuntinuką iš ASOS, kuriuo irgi noriu su jumis pasidalinti. Taigi pasidaryti kavos, arbatos ir važiuojam. Tai aš iš tikrųjų turiu keletą drabužėlių čia. Kai kurie drabužėliai yra jau nešioti ir jie yra visi iš skirtingų parduotuvių. Tai pirmiausia, gal parodysiu jums štai šią bliuzelę. Štai. Aš labai tikiuosi, kad jūs galite matyti jos raštą. Nu, žodžiu, čia yra štai tokios gėlės. Ir man labai patiko būtent štai šitos gėlytės ir man labai patiko, kad jinai yra pilka. Ir ją pirkau iš Only parduotuvės. Tai aš ją pirkau ne internetu, pirkau būtent parduotuvėje. Aš pabandysiu surasti jų svetainėje, būtent online ir numesiu linką, bet aš nežinau. Tikiuosi, kad rasiu, nes ne viskas yra online, ką jie turi parduotuvėje. Tada Zaroje nusipirkau štai tokią maikutę. Štai, kaip matot, čia yra grynai mano stiliukas. Jis yra visiškai paprasta maikė ir šią bliuską pirkau iš Zaros. Šiandien iš tikrųjų buvau, kaip jau sakiau, sutikusi su draugė mieste ir užėjome į H&M. Ir H&M štai nusipirkau štai tokią bliuzelę. Čia yra labai paprasta maikutė, vilninė, kaip matote, trumpom rankom. Man labai patiko ir visiškai paprasta ir labai maloni medžiaga. Tai tokia basic ir buvo viename dvi tokios bliuzelės, tai viena tokia mėlyna ir balta. Ir čia ėmiau M dydį, nes, žinokit, man ir dabar netgi M dydžio jinai yra tokia aptempta, o man nesinori, kad būtų visiškai žiauriai aptempta. Tai XS būtų man tikrai per mažas dydis ir už abu sumokėjau 11 eurų. Tai tikrai nebrangu. Tada nusipirkau tokią labai oversize maikę. Atrodo štai taip. Štai šitą maikę pasimatau ir labai gražiai atrodo. Ir sumokėjau 16 eurų, pirkau dydį L, nes man patinka, kai būna tikrai oversize. Tada nusipirkau štai tokią maikutę, visiškai paprastą. Štai. Tokios mėlynos spalvos, labai patiko man B spalva ir man labai tinka tokia spalva ir nekainavo 8 eurai, ėmiau XXS. Ir paskutinis dalykas, ką aš iš H&M pasiėmiau, tai yra visiškai paprastos basic treninginės kelnės, nes žinokit, visas savo treninginės kelnės aš jau sudėvėjus esu. Aš šiaip nešioju treningus tik tai namuose arba jeigu einu su Bela kur nors pasivaikščioti ryte, kai važiuojam, pavyzdžiui, su draugu į laukus, arba aš viena, pavyzdžiui, važiuoju į laukus ar į mišką. Tai jo, tai nusipirkau tokias visiškai paprastas treninginės kelnes. Jos yra tokios šviesiai rudos spalvos, nepertikė iš tikrųjų kamera. Jos yra tokios kavos galbūt spalvos. Tai iš H&M būtų tiek. Ir dabar atidarysiu su jumis ASOS siuntinuką, kuris šiandien atėjo. Tai iš karto matau marškinėliai. Ir aš nusipirkau basutės. Tai pirmiausia parodysiu marškinėlius. Labai mėly marškinėliai iš tikrųjų, labai man patiko. Aš tikiuosi, kad man jie tiks. Labai paprasti, jie yra ilgesni ir man labai patiko štai va tos rankovytės, kad tokios susigarbanojusios. Tai labai miela, bet labai plona, tai, nu žodžiu, žiūrėsim, pasimatuosiu ir jums paskui kada pademonstruosiu ir parodysiu. Ir aš iš tikrųjų esu užsisakius iš Zalando vienas basutes. Esu jums nufilmavusi rodžius, bet man norėjusi dar vienų basučių, kurios visiškai taip atrodo. Ir dabar žiūrėsim, kaip jos atrodo. Labai fainai iš tikrųjų supakuotos. Pažiūrėkit. Tikrai fainai supakuotos. Kiekviena basutė supakuota dar į tokį maišelį. Ir ištraukti aš dabar. Štai kaip atrodo. Iš priekio. Štai kaip atrodo iš šono. Štai. Man labai patinka profilis, iš tikrųjų profilis yra gan toks grubus ir labai patinka basutė tikrai. Labai patinka man ta forma ir labai patinka, kad yra dvigubas toks
čia kur įsisega, nes turėtų užsitvirtinti gerai pėdą, kad neslystų ir taip toliau. Man labai patinka, kad čia yra paaukštinta. Nu, žodžiu, žiauriai patiko ir galiu pasakyti, tokias basutės esu mačiusi kitam website ir online parduotuvėje, kurioje tas basutės buvo brangesnis ir dar reikėjo net už paštą mokėti. O iš ASOS užsisakiau ir numesiu čia kur nors jums, numesiu linką ir numesiu, parodysiu kainą, nes dabar iš tikrųjų net nežinau, kiek aš už jas mokėjau. Ir užsisakiau 36 išmerą, puikiai tinka, dabar va, kaip tik užsidėjau, tikrai labai patogu, žiūrėsim kaip vaikščiosis, šiaip dar, va dabar va, užsidėjus, tai tikrai labai gan patogios basutės, aišku, čia be kojinių, reiktų jas nešiot, bet visai patogios. Žiūrėsim kaip nešiosis, jos yra šiek tiek sunkokos, kas mane iš tikrųjų stebina, kas gali būti šiek tiek gal, nelabai, nėra labai sunkios, bet šiek tiek sunkokos dėl šito profilio, dėl būtent šitos vietos. Tai bet nešiosiu ir labai man tiks prie visko, nes aš iš tikrųjų nusprendžiau, kad nenoriu visas atostogas ir visą vasarą vien tik tai su kėdais pravaikščioti. Tokie pirkinukai iš tikrųjų daugiau kaip ir nėra ką parodyti. Ai, beje, nusipirkau tokį fainą plaukų stuką, tai galiu jums parodyti, aš nežinau, ar jūs matot, čia dabar iš šono. Nežinau, ar jūs matysit. Nu, vienu žodžiu, dabar susisegus plaukus. Iš tikrųjų, šiandien dar planuoju važiuoti su dviračiu pasivažinėti, bet aš net nesuoju, kaip man pavyks dėl to, kad noriu padaryti vakarienę. Nes šiandien nusipirkau mėsos, vištienos krūtinėlės marinuotos ir bulvių nusipirkom iš tokios kaimo parduotuvėlės ir aš labai noriu kai ką labai skanaus padaryti. Nežinau, kaip man pavyks. Jeigu aš važiuosiu su dviračiu pasivažinėti, tai man tikriausiai nelabai pavyks dabar padaryti, bet jeigu aš dabar darysiu vakarienę, man tada nepavyks su dviračiu pasivažinėti. O aš su dviračiu nežinau, kiek laiko svajoju vėl važinėti, ausinės pasimti, nu žodžiu. Labai tikrai laukiau, tik net neįsivaizduoju, ką apsirengti, nes laukia jūs net neįsivaizduojat, kaip yra šilta laukia pas mus šiandien. Jeigu važiuosiu su dviračiu pasivažinėti kažką, tai būtinai jums nufilmuosiu. O beje, rytoj, jau man atrodo, aš minėjau, aš net nežinau, planuojam su draugu važiuoti prie ežero kokio nors ir su irklente pairkluoti. Labai iš tikrųjų noriu. Iš tikrųjų esu sulaukusi žinučių, kad papasakočiau apie savo šuniuką. Kažkiek tai daugiau, tai reikės galbūt padaryti tokį video, bet ne vien tik tai apie šuniuką, nes apie šuniuką labai nėra daug ką pasakoti. Tai gerai, viskas, dabar jau nebeplepu. Beje, nepamirškite užsiprenumeruoti mano kanalo, jeigu dar nesate to padarę, ir paspauskite būtinai nykštį į viršų ir pakomentuokite būtinai kažką tai, nes iš tikrųjų man padės šie labai paprasti dalykai, ką jūs galite padaryti. Man tiesiog padės mano kanalui augti ir labai ačiū, kad žiūrėjote šį video ir linkiu jums labai gražios dienos, ryto ar vakaro, ar aplamai gražaus savaitgalio, ar tiesiog gražios, ramios darbo savaitės. Tai iki ir susitiksime kitame video. Na ką, aš jau pasiruošus. Štai kaip apsirengiau. Su tais naujais marškinėliais, kur sakiau, kad oversize. Žiauriai man patinka, kaip jie atrodo iš tikrųjų. Labai patinka. Tai žiūrėsim, tikiuosi nesušalsiu, nes dabar yra 24 laipsniai šilumos, ar 23. Ir 8 valandą turėtų būti 20 tik tai. Tai, nu žodžiu, net neįsivaizduoju, kur važiuoti, net neįsivaizduoju, kurią pusę važiuosiu. Kaip visada, tiesiog nuspręsiu paskutinę minutę. Ir viskas, varau. Tai pažiūrėkit, kaip gražu. Štai kur aš atsiradau. Iš tikrųjų, tai galiu pasakyti, man žiauriai patinka su dviračiu važinėti. Ir būtent man patinka taip, kaip aš važinėju. Nes aš kai važinėju su dviračiu, aš nesinaudoju jokia navigacija. Aš tiesiog važiuoju, pasirenku tiesiog link kurios pusės aš važiuosiu. Vieną man žinomo miesto pusę. Ir tiesiog važiuoju į tą pusę ir paskui būtent važiuodama apsisprendžiu, kur man pasukti, kairę ir dešinę. Ir tada atsirandu tiesiog kažkokioje vietoje, kur gal netgi nesu niekada buvus. Ir va, dabar atsiradau čia. Iš tikrųjų, man atrodo, čia esu jau kažkada atvažiavusi. Dabar čia, pavyzdžiui, jeigu važiuosiu į tą pusę, tai atsirasiu mūsų mieste, kur aš gyvenu. O jeigu važiuosiu į tą pusę, tai atsirasiu kitame mieste.
Dabar važiuoju jau link namų, bet neskubėsiu būtent namo grįžti. Aš tiesiog, jeigu pakeliu pamatysiu ką nors gražaus, tai nusuksiu tiesiog tuo keliu, nes man dar vis dar norisi pasivažinėti, žinokit. Aš jau taip seniai važinėjau su dviračiu, jūs net neįsivaizduojat, aš ant tiek buvau pasilgus to jausmo ir aš net nežinojau, kad aš esu ant tiek pasilgus to jausmo, bet kai aš šiandien pradėjau važiuoti su dviračiu ir tas oras yra belenkoks geras, man ant tiek yra gera, jūs net neįsivaizduojat, ta prasme, man čia yra kaip meditacija, kaip kažkokia terapija, lygiai taip pat kaip ir sportas, ėjimas į sporto salę, man yra terapija, grina terapija, tai man ir su dviračiu važinėjimas ir dabar atradau dar naują hobį, tai yra su irklente plaukimas, aišku, dar tik tai 2 kartus šį dalyką dariau, bet ateityje ruošiuosi dažniau su irklente plaukioti, o dabar viskas, nebeplepu ir varau toliau, pažiūrėkit kaip gražu.